Klaipėdos miesto širdyje, dar 2022 metais, užbaigtas vienas didžiausių pastarųjų metų rekonstrukcijos projektų. Tai Danės skveras, kurį nuo pat pirmųjų jo atidarymo dienų pamėgo klaipėdiečiai. Ši viešoji erdvė, kai buvo skelbta, taps šiuolaikiniu miesto parku, kuris atlieps įvairių amžiaus grupių žmonių pramogų ir poilsio poreikius. Panašu, jog sumanymas pasitvirtino su kaupu ir dabar ilgus metus buvusi pamiršta erdvė alsuoja gyvybę ištisus metus. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. pavasarį. Projekto metu rekonstruota Danės upės krantinė, atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengtas apšvietimas bei vaizdo stebėjimo kameros, mažoji architektūra, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, riedlenčių parkas bei velo parkas jaunimui, suformuotos stilizuotos kalvos ramiam šeimų poilsiui, kartu saugančios nuo aplinkinio triukšmo. Krantinėje įrengti terasiniai laiptai, kuriais galima nusileisti prie pat vandens. Kaip skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje, atnaujinant skvero erdves daug dėmesio skirta vertingų želdinių išsaugojimui bei naujų suformavimui, o bendra projekto vertė 11,5 milijonų eurų. Panašu, jog ypač jaunųjų klaipėdiečių širdis pavergęs Danės skveras taps dar vienu indėliu į ateinančių kartų meilės puoselėjimą savo miestui. O mes kaip visada tikimės jūsų patiktukų ir komentarų, ypač jeigu jums teko lankytis šioje vietoje. Ačiū, kad esate kartu.